Vaikinai! Na kodėl jūs sėdite? Paruoškime mėlyną namą, uždėkime mėlynus žibintus, nes šventinės nuotaikos visai čia nėra. Gerai, jei norime paruošti šį namą, turime gauti dekoracijų, mes nesame žiburiai, kad galėtume čia pasikabinti. Turime nusipirkti netikrą kalėdinį trejetuką ir nukirpsime snaiges. Teisingai, Dima, futbolininkė, tu tai padarysi, o tu, Kostė, gamink savo rankų darbų fėjų lemputes. Nupirkau dovaną savo mažyliai, nuostabi dovana. Taigi, Karina, aš noriu nuostabios aprangos naujiesiems metams. Ką gali man patarti? Zalina, aš turiu vieną suknelę. Ji laukia tavęs. Ji tobula. Tu visus nustums į tamsą. O, aš noriu, aš įsimylėjau. Nejudėkit, stovėkit, tai apiplėšimas. Karina, spausk raudoną mygtuką, neatsimenu, kuris yra. Man skubiai reikia gražios suknelės. Mačiau vieną šaunę čia. Imkit, ką norite, reikit, bet palikit pakabas, man pritruks. Ir man skubiai reikia suknelės. Suknelė tikrai puošni. Duok čia. Ei, stop, tai mano suknelė. Norėjau visus palikti šešėlyje. Duokit atgal. Gražink mano Tu suknelę. gražink. Zalina, duok jam suknelę. Imkit, ką norit. Velnis, kur tas raudonas mygtukas? Likite čia. Ačiū už aprangas. Bet nepykit, mums to tikrai reikėjo. Tikrai. Karina, nekenčiu tavęs. Bet tai ne mano kaltė. Kodėl tu nežinai, kur tavo parduotuvėje yra raudonas mygtukas? Na, pamiršau. Turiu paskambinti Džordžui policininkui, aš pavogta. Kaip gaila, merginų. Norėjome surengti tikrai šaunę šventę. Tu tokia sudėtinga. Jūs nuobodžios merginos. Malikas turėjo tikrai didelių planų. Vau, kokių didelių. Tiesiog pabandyk tai pasakyti. Gerai, neįsijausk. Vis tiek tai neįvyks. Kas tai yra? Signalizacija?